Pavasaris įsibėgėjo, įsibėgėjote ir jūs. Labas, čia Reidas. Kukli eismo įvykių kronika iš mūsų taikaus pajūrio. Vieną šeštadienį apie 11 val. Ryto Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone, Leliuose, sodų bendrijoje Gulbė nuo žvyrkelio nulėkė, išvartė kelio ženklus ir krūmuose šalia tvenkinio įstrigo automobilis Audi A8. Aplink automobilį vaikšto girtas žmogus, apsirengęs raudonos spalvos treningų ir kalba su dievais. Leido filmuoti. Kas jūs? Ja. O man reikia jūsų leidimo? Taip. Kodėl jūs taip galvojate? Nes mano mašina. Jo? Taip. Jūsų mašina? Taip. Nu va, pagaliau mes priėjom. Tai va, sprendimą priėjom. Mano mašina, bet ne aš tai vairavau. Leidau filmuoti. O aš jums leidau gerti. Tai va ir nekalbėkim nesąmonį, gerai? Tai va, mano filmuoti medžiai parodys man. Aš ką dar padaryti jums? Nu, gerai, filmuotą medžiai parodys man. Aišku, gerai. Jūs pamatysit, ne jūs Gerai. vienas pamatysit. Gerai. 105 000 žiūrovų Reido pamatys. Gerai. Supratot? Supratau. Tai va. Prašiau nefilmuoti mano Kodėl? mašiną. Nes neleidžiu. Čia vieša vieta. Tai vieša vieta, bet tai mano mašina. Vieša vieta. Nu ir kas? Galim fotografuoti, išmokti kiek tik nori. Negalima. Kur čia jūs tokia tvarka? Kur čia tokia tvarka? Norvegijoje? Čia kur čia tokia tvarka? Lietuvoje. Supratau. Nefilmuok, sakau. Jūs kumščius spaunat? Kas? Nespaudžiu. Nespaudžiat kumščių? Ne. Tai ir viskas, ir filmuosiu. Nefilmuok. Gerai. Susitiksim teisme. Kur? Teisme. Teisme susitiksim. Aišku susitiks. Jūs esate šeimininkas. Dokumentus turit mašiną? Neturiu, nes ne aš tai varu. Aš dabar tik tai atvažiuoju iš Plungės. Atvažiavau. Antras pilietis buvęs incidento vietoje taip pat buvo girtas. Rodė, kad turi išmanųjį telefoną, aplinkiniams aiškino, kas yra vieša vieta, laidė kvailas replikas, aiškino, kad jis ėjo pro šalį ir pamatė krūmuose draugo mašiną. Todėl, kad aš ne jūsų klausiu, iš tikrųjų jūs įsikišot, aš jūs filmuoju, jūs labai svarbus liudininkas esate. Aš nemačiau nieko. Tak kodėl jūs mane filmuojate, jeigu aš nemačiau nieko? Palauk, aš kalbėjau su žmogum, tu įsikišai, aš tavęs paklausiu, tu esi svarbus liudininkas, teisme būsi svarbus liudininkas. Aš nemačiau nieko, tai ką jūs mane filmuojate? Aš tave kalbinau, žmogau? Taip. Aš tavęs nekalbinau. Taip, Aš kalbėjau su tuo ponu, nes jo yra mašina. Ne mano yra jo mašina. mašina, jis Dokumentai. paskambino Gerai. Ai, draugui jau paskambino. Viskas yra aišku. Nu, berniukai, jūs esat prie to automobilio. Todėl, kad į šitą laidą visi nori pakliūti labai, be konkurso. Tegul pakliūna. O kodėl jūs mane filmuojate? Palauk, aš nusisuku, daugiau nebekalbink manęs. Atsiprašau. Draugas apsirengęs raudonos spalvos treningų, paklausęs, ką kalba draugas su pilkos spalvos treningu, taip pat pragydo, kad jis ėjo pro šalį ir staiga pamatė krūmuose savo mašiną. Mes tik pažiūrėjom. A, jūs pažiūrėjot? Tai jūs bandėte apvogti tą mašiną? Ne, po. O tai ką? Taip pažiūrėt. Ką jūs pažiūrėt norėjot? Mašiną. Aš privažiavau, jūs išlipot iš vairuotojo vietos, atsiprašau labai. Manęs nefilmuoti. Gerai. Gerai. Sutarėm. Gerai, man Tadai nemeluo, gerai. Aš ne Tadas, jeigu ką. Pala, kaip su? Gediminas? Geminas? Važiuosit į Katalaškę blaivytis. Kodėl jūs turi važiuoti, jeigu jūs važiuoja nevairavo? A, jūs pro šalį, ko tu vėl kišiesi žmogau, po to Aš klausi? čia prie pat gyvenu, aš dėl to ėjau pro šalį. Licenciją man pateikite. Prie čia licencija. Tai advokatai turi licenciją. Aš ne advokatas, aš tik taip pasakau. Tai nesakys, diskusija Aš baigta. kaip liudininkas, aš galiu pasakyti savo. Draugas jo. Piliečio pasipuošus raudonos spalvos treningu buvo paprašyta papūsti į alkoholio matuoklį. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,90 promilės alkoholio. O kiek mamai metų, kad su Audi A8 važinėjo? 2,90. Gediminai. O čia tai vyras. O čia šeštadienio rytas. Be abejo. Plungės gyventojo Gedimino laukia dideli nemalonumai. Pasirodo, kad netaip seniai jis neblaivus buvo sustabdytas Plungėje. Dar teismas nenusprendė, kaip bausti už šį nusižengimą, o jis girtas prisidirbo Klaipėdos rajone. Vadinasi, atvažiavo draugo aplankyti. Jeigu teisme bus nuspręsta, kad pilietis neblaivus kelių eismo taisyklės nusižengė 2 kart per metus, nors čia gaunasi 2 kart per mėnesį, tai mamai Danutei priklausantis šis automobilis Audi A8 bus konfiskuotas, o pačiam paskirta 1000 bauda. Štai tokia raudonų treningų istorija. Kažkaip paskutiniu metu valstybė konfiskuoja vis geresnius automobilius, nebelupenas. Sekmadienį apie 10 val. Ryto Klaipėdoje Lužų ir Mogiliovo gatvių sankryžoje susidūrė automobiliai BMW ir Renault.
Nuo praėjusių metų spalio pabaigos oficialiai automobilius vairuojantį BMW vairuotojai prisipažino, kad jis sukėlė avariją. Tai yra, išvažiuodama iš kiemo, nepraleido pagrindinę gatvę važiuojančio Renault Modus ir mašinos susidūrė. Kaip važiavai? Važiavau, nemačiau, kad lenkė žmogus ir Aha. Norėjai pasukti? norėjau pasukti iš kiemo, žmogus lenkė kitą mašiną. Ai, tu netgi iš kiemo išvažiavai? Jo. Palauk. Einai važiavo. Tai čia yra ne kiemas, čia yra Lūžų gatvė. Taip, bet tai kiemą. Beveik kaip kiemas. Renault vairuotojas lenkęs kitą mašiną netoli pėsčiųjų perėjos sakė, kad jis lenkimo manevrą baigė dar iki jos. Aš kiek suprantu, jūs prieš perėją lenkėte automobilį? Ne? Ne prieš perėją? Visų pirma, jeigu aš būčiau lenkęs, tai būtų avarijoje dar viena mašina, ar negalvojat? Nu, jinai sako, kad lenkėt kažką, todėl nepamatėt. Aha. O toliau prasidėjo įdomiausia. Kaip jūs manot, kas kaltas dėl šitos avarijos? Taigi, kad Lūžų gatvėje nėra kelio ženklo duoti kelią, tad Renault vairuotojas važiavęs nuo Jūrininkų prospekto pusės privalėjo praleisti kliūtį iš dešinės. Nors Lūžų gatvė pristatyta automobilis ir atrodo kaip ilgas kiemas, tačiau ji vis dėlto turi gatvės statusą. Tačiau atlikus mikroapklausą pasirodo, kad visi vairuotojai net neketina praleisti kliūčių iš dešinės, tai yra atvažiuojančių iš Lūžų gatvės. Ką, girti? Ne, negirti. A čia nereikėjo praleisti kliūties iš dešinės, kaip jūs galvojat? Kaip man? Senas vairuotojas. Ne, va iš tos gatvės. Būtinai čia Reikėjo praleisti kliūtį iš dešinės. Išvažiuoja čia pagrindinė gatvė. Ne, čia yra ne kiemas, čia yra Lūžų gatvė. Bet čia ne pagrindinė gatvė, pagrindinė skaitosi. Ką reiškia skaitosi? O čia nėra ženklo, kad čia šalutinė gatvė, čia yra Lūžų gatvė. Bet pagrindinė skaitosi ženklas nuo pradžios iki pat galo yra. Nu, o bet čia turėjo būti, čia yra gatvė, čia neparašyta, kad šalutinė gatvė. Bet kam reikalas, važiuojam. Kliūtis iš dešinės. Tai va! Viename uostamiesčio bare dirbanti Giedra į ligoninę išvažiavo žymiai geresnės nuotaikos. Ji nekalta dėl avarijos. Sukultą BMW turėtų suremontuoti Renault draudimas. Taip nebent turėtų būti. Kelio ženklas, skelbiantis, kad Lūžų gatvė yra šalutinė, atsirado labai greitai, praėjus 2 dienoms po šios avarijos. Žodžiu, reikėjo kažkam susikulti, kad būtų peržiūrėti kelio ženklai. Pakabindama kelio ženklą, valdžia pripažino savo klaidą, taip nuimant rūpesčius nuo BMW vairuotojos pečių. Iš sudaužytų automobilių tekantį dyzeliną neutralizavo ugniagesiai gelbėtojai. Automobilius išvežė techninės pagalbos automobilis. O kelių policija pradėjo tyrimą. Sakė, kad ten dar bus svarstoma dėl avarijos kaltininko nuopelnų. Netgi galvota, kad galgi čia abu vairuotojai kalti. Šiuo klausimu reidas turi savo nuomonę. BMW vairuotoja nekalta. Ar reikėjo būtinai susikulti, kad valdžia pakabintų kelio ženklą? Dar gerai čia išsisukta. Ilgą laiką čia ženklo nebuvo, tiesa nebuvo ir avarijų, tačiau taisyklės visur vienodos. Lygiareikšmių kelių sankryžoje reikia praleisti kliūtį iš dešinės ir viskas. Sekmadienį apie 3:30 vakaro kelyje Klaipėda-Kretinga beveik ties Kretingos ženklu išvažiavo priešingą eismo pusę, nuvažiavo nuo kelio, atsimušė į medį ir vertėsi automobilis Volvo S40. Pranešime nuskambėjo, kad apvirtusiame automobilė prispausti 5 žmonės. Įvykio vietą suskubo specialiosios tarnybos ne tik iš Kretingos, bet ir iš Klaipėdos. Iš apvirtusio automobilio vienus žmonės ištraukė parvažiuojantys žmonės, arba jie išsilaisvino patys, o vieną sunkiai sužeistą vyriškį ištraukė ugniagesiai gelbėtojai. Specialios įrangos panaudoti nereikėjo. Nors važiavo iš giminės Baliaus Klaipėdoje, automobilį vairavęs Šiaulių rajono Kuršėnų gyventojas 21 metų Mindaugas buvo blaivus ir per avariją beveik nenukentėjo. Keleiviai, jo tėvai Petras ir Danutė, bei jauna mergina išvežti į ligoninę. Tėvai ligoninėje užsibuvo ilgiau, jiems sulaužyti krūtinės slanksteliai ir praėjusią savaitę išvežti gydytis pagal gyvenamąją vietą. Dabar jau aišku, kaip įvyko avarija. Kai važiuojant nuo Klaipėdos link Kretingos, automobilio Volvo vairuotojas pradėjo lenkimo manevrą. Automobilį sumėtė, jis nuvažiavo nuo kelio ir apvirtęs tėškėsi į medį. Kretingos rajono policijos komisariate šios avarijos tyrimas tęsiamas. Vieną pirmadienio rytą po 9 val. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Baltijos prospekte pėsčiųjų perėjoje automobilis partrenkė ir sužalojo moteriškę. Kai atvyko policijos pareigūnai, tai pamatė ant pėsčiųjų perėjos sėdinčią moteriškę sužalotą galvą. 70-metė Marija skubiai išvežta į ligoninę, o automobilio Volkswagen Golf vairuotojui Jonui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,70 promilės alkoholio. Tai su kurio vieta kliudėt? Net nepastebėjau, Kur nukrito moteris? kur vairuoja. Ši čia gulėjo. O jinai išėjo nuo... Skersai ėjo va šitą. Iš ten ant Bet čia. iš kairės pusės ėjo, taip? O čia mašina važiavo, aš nepastebėjau. Raš. Supratau. Ta mašina nepristojo? Ne. Nepristojo. Truputį išgėręs esat? Vakar? Jo. Vakar. Šiandien negerėt nieko? Nu, bet čia netame esmė. Nu, žinot, gal ir tame esmė iš tikrųjų.
Vyriškis teigia, kad čia vakarykščio pasigarimo pasiekmes pirmadienį nieko negėrės. Moteriai einančią iš kairės pusės jam užstojo Renault Space automobilis, sustojęs antroje eismo juostoje praleisti moters. Jis prieš perėją nesustojo. Automobilio Volkswagen Golf salone prie bėgių perjungimo svirties rastas plasmasinis alaus butelis, tačiau vyriškis teigia, kad jame vanduo, nes šviesioje taroje jis kaip mat sušyla. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Baltijos prospektas yra ta vieta, kur per avarijas žuvo daugiausia pėsčiųjų. Į reido eterį grįžo vokietis Klausas ir štai ką jis pamatė tik viename Šilutės plente. Šio plento sankryžoje su Debrecino gatve žalia šviesa atvažiuojantiems nuo sandėlių dega trumpai, tai jie ne visi spėja. O šitas automobilis Volkswagen Passat Šilutės plente ką čia darys? Čia sukti negalima. Čia vadinasi pavaryta prieš eismą. Šilutės plente iš teritorijos išvažiavęs senas Audi Avantas kirto per visas eismo juostas ir įvažiavo į posūkį. Formaliai gal ir nieko nepažeidė, bet Klausui užkliuvo. Vėl Šilutės plentas ir vėl stebime kitą Audi, tik šį kartą juodos spalvos. Jau norėjome padėkoti šio vairuotojui, kad pėstį praleido, tačiau nepraleido, jis jį apvažiavo. Šilutės plentas, Mercedesas, stojamuosius link Ranų iš antros eismo juostos. Na, lyg ir negalima taip, juolab kertant ištisinę liniją. Dar vienas Mercedesas, ir čia Šilutės plentas, ir čia pavaryta iš antros eismo juostos dešinėn. Na, kas jums darosi, Mercedesai? Bet ir kiti pavaro Šilutės plente, bele kaip. Štai cvekas per ištisinę ir iš miesto plauk. Ir visus šios vaizdus nufilmavo Klausas, kuris Šilutės plentą pamatė štai tokį. Ir vos ne avariją nufilmavo šią, štai kaip mes vairuojam Šilutės plente Klaipėdoje. Tačiau Klausas buvo apakęs nuo kitko, nuo kamikadzės pavairavimo ne Šilutės plente, o kelyje į Palangą prieš porą savaičių. Ir tai dar ne viskas. Klausas sako, kad kelių policijai nusintė šią vaizdo medžiagą ir iš ten gavo atsakymą, kad šis vairuotojas nubaustas tik už kelio ženklinimo pažeidimus. Tai yra nuo 100 iki 300 litų bauda. Tai yra, kam kirto kraštinę ištisinę liniją. Klausas mano, kad tai chuliganiškas vairavimas. Taip vokietis įvertino šio automobilio Lexus veiksmus. Štai su Klauso ir savo mintimis pabūkime, kol prasisuks Baltikum televizijos reklama. O kai jį prasisuks, toliau laidoje mes matysime. Kaži kur atsidurtų lietuvis vairuotojas, jeigu taip dirbtųsi Jordanijoje. Susidūrus 3 automobiliams į ligoninę išvežta neščia moteris ir filmuoja reido reporteriai. Tai rubrika, kurią kuriate jūs patys. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsėme laidą. Vieną saulėtą ketvirtadienį po pietų Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje į Palangą susidūrus 3 automobiliams yra sužeistų žmonių. Na, ilgokai teko aiškintis avarijos aplinkybės. Kas į galą, kodėl į galą, pagaliau už ką į galą. Nu, o tai nuo ko jūs gavote užpakalį? Nuo kurios mašinos? Aš pats nežinau. Tai gal nuo tos baltos? Nu, baltos. Taip išeina. Bet jūs važiavot nuo Jakų žiedo. Kad mane nuliečia. Supratau. Kas? Supratau, žodžiu gauti galą. Aš manau, kad nuo Golfo turbūt gavot. Nuo Golfo gavot turbūt. Nu, katro. Nuo va to balto, va ten, kur nulėkęs. Aš čia. Jo. Ten galėtum dar pavėzėti. Jautsmų turėtum būti. Raudonai dažai. Tai aš nueisiu pavyzdėsiu, aišku. Nu dabar aš noriu išsiaiškinti dėduko vaidmenį šitoje avarijoje. Dėdukas sako, važiavo nuo Jakų žiedo. Dėdukas važiavo su Škoda. Dėdukas važiavo su Škoda. Jis kažkaip važiavo apsižergęs šitą juostą ir pirmą juostą. Aha. Lėtėjimo juostą. Ta prasme, lėtėjimo juostą, kur išeina ištisinė juosta ir apsižergęs ištisinė juosta ir pirmą juostą. Aha. Ir aš tiesiog važiavau ir pamačiau. Ir jūs sulėtinot greitį? Aš sulėtinau greitį. Pamačiau, kad jis labai lėtai juda ir aš tiesiog pradėjau stabdyti. Ir mane važiavo kolegas Opelį. 2 automobiliai gavo į galą ir ko gero nuo vieno, nuo Opel Vectros. Jaučiu įsubinę, žinau, kaliai pagal viską. Golfui įsubinę, aš viską žinau. Taigi. O Golfas ko gero dėdukui? Golfas ko gero dėdukui. Tai vat, jeigu nebūtų sužeistų žmonių, kaip ir istorijos pabaiga būtų. A ne? Žiūrint, ką dėdukas čia padarė, irgi įdomiai labai. O ką dėdukas padarė? Kaip jisai gali stovėti tokioje vietoje, jeigu kitas žmogus sako, kirto ištisinę dvigubą?
Aš tai normaliai važiavau, greičio neviršijau, čia irgi labai... Tai bet supranti, dėdukas sako, važiavo nuo Jakužėdo. A jūs nuo Jakužėdo važiavot ar iš čia atvažiavot? Va, iš ten nuo Jakužėdo atvažiavot? Tai tas žmogus sakė, kad dėdukas prieš jį stovėjo ir tas užkišo dėdukas. A man dėdukas. Jūs dėdukas esat? Nu, tabu. Nu, jūs dėdukas. Su to kampu dar dėduką nukirtai, va. Matai, va šičia. Pas tą žmogų nieko nėra, žiūrėk. Šičia atsimuši golfą, o čia į dėduką. Va, o čia į dėduką, va. Jo. Va, matai? Va. O čia golfo balti dažai. Taigi automobilio Opel Vectra vairuotojas Marius vienoje Klaipėdos kolegijoje sėkmingai išlaikęs ekonomikos egzaminą trenkėsi į abu automobilius. Į automobilio Volkswagen Golf galą trenktasi taip, kad tas po smūgio dar nuriedėjo apie 150 metrų. 7 mėnesį ne viena esanti šio automobilio keleivė Vita buvo išvežta į ligoninę. Lėtai važiavusios Škodos vairuotojas Adolfas paaiškino, kad jis lėčiau važiavo kelio krašteliu, nes nenorėjo trukdyti tiems, kurie stipriau lekia link Palangos. Golf vairuotojas nesuprato Škoda vairuotojo veiksmo, ar jis ketina išvažiuoti iš greitėjimo juostos, ar dar kitką kažką sumąstęs, todėl ir sulėtinęs greitį. O studentas atvažiavęs ir nesitikėjęs, kad tokioje vietoje vairuotojai gali tyrinėti vienas kito veiksmus, atsimušė į abiejų automobilių galinę dalį. Klaipėdos rajono policijos komisariate dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Ketvirtadienį apie 9 val. Vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad nuo vienos pasilinksminimo vietos senamiestyje kazino ketina nuvažiuoti automobilis BMW, kurį vairuoja girtas užsienietis. Automobilio BMW vairuotojas, matyt pamatęs policijos patrulius, pasuko važiuoti siaurais senamiesčio kiemais, pravažiavo arką, vieno baro kiemą, praskriejo pro menininkų arteles ir dirbtuvės ir pravažiavęs etnokultūros centro kiemelį įstrigo tarpuvartyje. Policininkai privažiavę iš paskos padėjo žmogui įsiropti iš mašinos per keleivio pusę. BMW vairuotojui Jordanijos piliečiui Kamalui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,35 promilės alkoholio. Nors girtumas tik lengvas, jis elgiasi neadekvačiai. I'm not a criminal, by the way. I'm not a criminal. Shame on you. Shame on you. I'm not a criminal. You treat me like I am a criminal. Why? No. Stop this, please. Stop this, please. Well, like you my eyes with this light. Please. I'm not a criminal. Shame on you. Šis Jordanijos pilietis labai gerai žinomas kelių policijos pareigūnams. Praėjusių metų gruodžio 1 dieną prie to paties kazino vairuodamas Atbulą automobilį Mercedes-Benz AML 320 atsitrenkė į taksi automobilį, tada jam nustatytas lengvas girtumas, jis su viskuo avarijos vietoje sutiko, bet pasitarė su teisininkas, vėliau pradėjo viską neigti, jis nieko nevairavęs ir nieko negeręs, avarijos jis nepadaręs. Tas pats automobilis BMW pasižymėjo ir kitame incidente, ir čia dalyvavo šis Jordanijos pilietis. Praėjusių metų gruodžio 15 dieną Klaipėdos rajone Ginduliuose visureigis partrenkė 2 pėsčiuosius, nukirto kelio ženklą ir atsitrenkęs į medį apvirto. 35 metų pėsčioji vos išgyveno, o jo sutuoktinis per avariją beveik nenukentėjo. Tada Kamalui taip pat buvo nustatytas lengvas girtumas 0,86 promilės alkoholio. Tačiau kaltę dėl šios avarijos prisiėmė mergina buvusi automobilyje. Ši istorija tęsiasi iki šiol, nes kol kas nėra DNR tyrimų rezultatų. Beje, automobilis BMW dabar nesėkmingai įstrigęs Klaipėdos etnokultūros kiemelio tarpuvartyje, taip pat priklauso tai pačiai jo draugiai Viktorijai. Automobilio BMW bagažinėje rasti to sudaužyto visureigio Mercedes-Benz valstybiniai numeriai. Tad jeigu mes šį pilietį pavadinsime kelių teroristu, tai nesuklysime. Už Ramų gyvenvietę šalia nepastatyto ir jau sugriuvusio pramogų parko yra labai staigus posūkis, kur aną dieną ant šono atsirado 2 metų senumo automobilis Škoda Yeti. Vairuotojas buvo blaivus ir per avariją nenukentėjo. Jis pats prisipažino, kad vairavo per greitai, nes posūkyje netgi išvažiuota į priešpriešą, stabdyta ir pagal vėžes matom, kaip nuvažiuota į dirvonus. Ši avarija primena, kad pavasaris jau atėjo. Tai reiškia, kad mašinų greičiai išaugo dvigubai, tik tada ir pasekmės būna dvigubos. Tiek žinių iš Zeigių kaimo plėšinių. O mes tęsime laidą. Filmuoja reido reporteriai. Kaune prie vieno prekybos centro eina 2 bambizai, nesižvalgydami į šonus. Bet tai būtų kaimo žvyrkelis, kur per savaitę viena kita mašina pravažiuoja. Ne, nesitaškom, prasivalom. Kas čia bus? Čia Peugeot niurkas bus į judrią Kauno gatvę. Iš antros juostos, kurios čia nėra. Ne tik juodos spalvos visureigiai siaučia nepriklausomas šalies keliuose. Ir kitokių spalvų visureigių vairuotojai jaučiasi esą didesni, viršesni, daugiau lygus už lygius ir taip toliau. Kaip šitam, kuriam ne tik nerūpi dvigubų ištisinių linijų kirtimas, bet jam dar rūpi važiuoti jas apsižergus. Jis didelis, jis nesutelpa eismo juostoje.
Kretingalėje prie degalinės važiuojant link Klaipėdos idin chuliganiškai vienaturio vairuotojas pavairavo. Ir tai dar ne viskas. Toliau pavažiavęs tas pats vienaturis kirtęs ištisinę liniją pradėjo lenkimo manevrus vietoje, kur tai draudžiama daryti, apie ką skelbia kelio ženklai. Dar vienas visureigis, parketinis, parodys, kaip galima užkišti savo užpakalį prieš nosį. Taip pat parodys, kaip reikia įveikti Tilžės ir sausio 15-osios gatvių sankryžą prie pat policijos komisariato, po jo langais. Baltijos ir Taikos prospektų žiedinėje sankryžoje savižudžiai einantis iš parduotuvės ar einantis ją jau nebestebina, nors apačioje yra pakankamai patogi požeminė pėsčiųjų perėja. O čia kelias į Palangą. Turškiant pavasariniam lietui nedrėtų šauti iš prekybos centro teritorijos iš karto į antrą eismo juostą. Reiktų kažkaip kantrybės vairuotojų, ką? Žmogus važiuoja link Palangos, rikiuojasi į antrą eismo juostą, kad išleistų jūs išvažiuojančius iš teritorijos. Tai ne, reikia anam prieš nosį užlysti. Pavasaris kipkiperių antplūdžio metas. Kipkiperiai tai tokie vairuotojai, kurie nešioja kepurės su snapeliais ir jiems yra virš 100 metų. Tai štai, vienas toks, dar vairuodamas sovietinius žigulius, vos netraumavo Jaunikaičio Raseiniuose, kur ir pėsčiųjų perėjos yra, ir taisyklės galioja, kaip ir kitur Lietuvoje. Čia Vilnius, savanorių žiedas ir begėdis Audi vairuotas lenda prieš mūsų geriausios reporterės sostinėje Ivonos nosį. O čia jau Gargždai. Taip pat veiksmas atliekamas prieš nosį. Na, šita sankryža filmuojama viešojo saugumo kameromis, bet ir jų paslaugomis nereiktų naudotis, nes kas į kairę, tas kaltas. Mes visada laikėmės nuostatos, kad jeigu esi apdovanotas išskirtiniais valstybiniais arba ne, tiesiog įsimintinais numeriais, tai būk malonus, laikykis taisyklių. Štai Volkswagen Phaeton, papuoštas 3 aštuonetukais, braunasi per užkištą mūsų miestą. Iš Liepų gatvės pakyla ant mokyklos gatvės viaduko ir netrukus pamatysite savaitės pavairavimą, nes Phaetonas, nusileidęs nuo tilto, tik šas per dvigubą ištisinę liniją ir apsisuka prieš visų žiūrovų nosį negražiai. Ačiū, mėlėjai, kad buvote su reidu. Na, o Facebook'e mūsų yra jau 15 000. Būkite aplankyti ir jūs. Sudie.